Didžiausia klaida šiandien – manyti, kad jūsų pinigai yra saugus banko sąskaitoje. Kiekvieną dieną infliacija šį saugumą paverčia tyliu, bet garantuotų nuostolių. O kai bandote juos apsaugoti, darote kitą klaidą. Užrakinate juos terminuotame indėlyje ir prarandate kontrolę. Jei negalite pasiekti pinigų tą pačią akimirką, kai rinkoje atsiranda galimybė, pinigai priklauso ne jums. Šiandien parodysiu trečią kelią. Pristatau, kaip atrodo mano rezervas 2026-aisiais, kad pinigai uždirbtų, bet išliktų lankstus. Ir atskleisiu pagrindinę priežastį, kodėl aš nutraukiau indėlius. Sveiki, aš Auksė. Mano pirmoji pažintis su investavimu įvyko tada, kai dar net nemokėjau parašyti paties žodžio investavimas. Visi pinigai, kuriuos gaudavau per gimtadienius ar šventes, kažkokiu mistiniu būdu keliaudavo tiesiai pas tėtį, o jis juos, kaip atsakydavo, įdarbindavo pirkdamas vyriausybės taupimo lakštus. Tiesą sakant, tai nebuvo oficialios pamokos apie finansus. Tėtis manęs nesodino prie stalo ir nebraižė sudėtingų grafikų. Aš tiesiog priėmiau tai kaip natūralų gamtos dėsnį. Padedi pinigus į saugią vietą, o po metų jų ten atsiranda šiek tiek daugiau. Man tai atrodė paprasta kaip kvėpavimas. Tai net nesukau galvos, kaip visas šis procesas veikia. O kas išties yra tie vyriausybės taupimo lakštai. Žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, tai paprasčiausia paskola valstybei. Įsivaizduokite, kad jūs paskolinate Lietuvai 100 eurų, o ji pasižada juos grąžinti su nedideliu priedu palūkanomis. Tai nėra kažkoks stebuklingas būdas praturtėti per naktį greičiau, tai tiesiog kita saugi kišenės tavo santaupoms, kurios negali pasiekti ir išleisti ledams tą pačią akimirką. Tačiau augant, ši vaikiška magija kažkur išgaravo. Kai sulaukiau pilnametystės ir pati pradėjau uždirbti savo pirmosius pinigus, šis tėčio metodas tiesiog išsitrynė iš mano atminties. Galbūt todėl, kad aplinka diktavo kitokias taisykles. Ilgą laiką mano finansinis akiratis apsiribojo tik dviem kryptimis – terminuotais indėliais ir nekilnojamo turto įsigijimu. Atrodė, kad investavimas tai arba banko siūloma saugi dėžutė, arba 1000 eurų investuoti į betoną ir sienas. Tikroji transformacija įvyko 2024 vasarą. Nors nekilnojamo turto jau turėjau ir finansų pasaulis man nebuvo visiškai svetimas, būtent tada aš pirmą kartą pati atsidariau brokerio sąskaitą ir nusprendžiau išmokti valdyti savo pinigus savarankiškai, o ne tiesiog plaukti pasroviui. Ir nors šiandien mano kelias veda per brokerio sąskaitas ir fondus, viskas prasidėjo nuo klasikinio banko indėlio. Kai dabar girdžiu žmonės dūsaujančius, kad dabartinės 2-3 procentų metinės palūkanos yra per mažos, aš jos suprantu. Jei tai jūsų kelias, kviečiu pasižvalgyti puslapyje indėliai.lt. Ten tikrai rasite geriausią įmanomą grąžą ir nereikės gaišti laiko. Tačiau aš pati į tas lenktynes nebegrįžtu ir matydama šiandieninius procentus tik tyliai nusišypsau. Mano atmintyje vis dar gyvi 2008-2010 metai, kai finansinė prasme tai buvo tikri laukiniai vakarai. Tuo metu, dar prieš didžiąją krizę ir jai įsibėgėjant, kai kurios kredito įstaigos tiesiog medžiojo klientus. Jos siūlė ne 4, ne 5, o net 10 procentų metinių palūkanų. Įsivaizduokite, padedi 1000 eurų, o po metų tiesiog pasiėmė 100 daugiau. Buvau jauna, nelabai supratau, kas dedasi pasaulio ekonomikoje, ir tiesiog troškau greito rezultato. Mačiau tik tą magišką dviženklį skaičių, todėl nieko nelaukusi, ten nunešiau savo santaupas. Istorija baigėsi taip, kaip ne vienam tais neramiais laikais. Kredito unija, kurioje laikiau lėšas, bankrutavo. Aš puikiai pamenu tą šaltą prakaitą, kai sužinojau naujienas. Atrodė, kad viskas prarasta. Bet būtent tada gavau savo pirmąją ir svarbiausią pamoką apie saugumą. Indėlių draudimas išties veikia. Kadangi mano suma neviršijo valstybės garantuojamo limito, atgavau viską iki paskutinio cento. Tai buvo laiminga pabaiga, bet streso dozės užteko ilgam. Tačiau šiandien, 2026-aisiais, indėlių nebeturiu, ne dėl baimės ar senų traumų. Aš jų atsisakiau dėl nelankstumo. Terminuotas indėlis reikalauja griežto pasižadėjimo. Pavyzdžiui, pasižadu neliesti šių pinigų 12 mėnesių. Man tai primena jų uždarimą į seifą su laikmačiu. Gyvenimas yra per daug dinamiškas, kad galėčiau sau leisti tokį įšaldymą. Noriu valdyti savo kapitalą čia ir dabar. Geriausias įrodymas mano manevras 2025-aisiais. Dėl Trump tarifų rinkose prasidėjo didysis išpardavimas, tad dvejoti nebuvo kada. Nutraukiau paskutinį turimą terminuotą indėlį ir paaukojau sukauptas palūkanas. Ar skaudėjo? Tik akimirką. Tuos pinigus įdarbinau su nuolaida, o šiandieninis pelnas tą praradimą padengė su kaupu. Tai man įrodė viena.
pinigų laisvė yra brangesnė už fiksuotą procentą. Ieškodama to lankstumo, negalėjau aplenkti varianto, kuris teorijoje stovi tiesiai tarp indėlio ir akcijų. Tai obligacijos. Nors pati jų portfelyje šiuo metu neturiu, privalau jas paminėti, nes tai ne tik populiarus pasirinkimas, bet ir artimiausias dalykas tam tėčio metodui, apie kurį pasakojau pradžioje. Obligacija, paprastai tariant, yra skolos raštelis. Jūs paskolinate savo pinigus valstybei ar įmoniai, o ši įsipareigoja juos gražinti su sutartomis palūkanomis. Kuo tai geriau už indėlį? Pagrindinis pliusas – teorinė laisvė. Jei staiga prispiria reikalas, obligaciją dažniausiai galima parduoti nelaukiant termino pabaigos. Bet čia yra kabliukas. Antrinė rinka labai jautri palūkanų pokyčiams. Jei norėsite parduoti skubiai, o rinkoje situacija bus pasikeitusi, gali tekti parduoti pigiau, nei pirkote. Tad, norint visiškai saugaus rezultato, obligaciją reikia laikyti iki galo. O aš savo laisvoms lėšoms, kurias noriu pasiekti bet kada be nuostolių, atradau įrankį, kuris man tinka dar labiau. 2025-aisiais mano paieškos nuvedė prie pinigų rinkos fondų, ETF-ų. Jei nesate susidūrę su terminu, ETF yra biržoje prekiaujami fondai. Įsivaizduokite juos kaip paruoštą ingredientų rinkinį. Užuot patys atskirai ieškoję produktų, jūs tiesiog nusiperkate visą sumuštinį iškart. Apie tai, kaip šie fondai veikia ir kaip juos išsirinkti, esu skyrusi visą atskirą epizodą. Nuorodą į jį rasite ekrano viršuje. Iki tol maniau, kad laisvus pinigus geriausia laikyti indėliuose, bet pasirodo yra kur kas lankstesnių įrankių. Savo analizai naudoju Just ETF platformą. Tai pagrindinis europinių fondų katalogas. Joje radau net 36 pasirinkimus, būtent pinigų rinkos kategorijoje. Nors iš pradžių akis raibo nuo pavadinimų, lyderiai greitai išryškėjo. Tačiau prieš atskleidžiant savo pasirinkimą, trumpai išsiaiškinkime, kas išvis tie pinigų rinkos fondai. Tai jūsų asmeninis didmeninis derybininkas. Fondas už jūsų pinigus nusiperka saugų turto krepšelį ir susitaria su dideliu fondu, kad šis mainais mokėtų tikslę didmeninę palūkanų kainą, tokią, kokią Europos centrinis bankas moka patiems bankams. Jūs nebegaunate trupinių nuo banko stalo. Jūsų eurai dirba maksimaliu rinkos pajėgumu. Tai tarsi indėlis be jokių spynų. Palūkanos kapsi kasdien, o pinigai išlieka laisvi, nors už šį patogumą prisiimate specifinę investicinę riziką, kurios paprastas indėlis neturi. Mano pasirinkimas eurams – fondas trumpiniu XEON. Kodėl būtent jis? Paaiškinsiu paprastai. Pirma, tai milžinas, valdantis virš 18 milijardų eurų. Tokia suma rodo didžiulį investuotojų pasitikėjimą. Antra, jis yra kaupiamasis, angliškai accumulating. Palūkanos automatiškai reinvestuojamos, tad jums nereikia kaskart rūpintis mokesčiais už išmokas. Trečia, saugumas. Fondo rizika vertinama 1 balu iš 7. Tai žemiausias įmanomas lygis, kur metiniai svyravimai vos siekia 0,08%. Net juodžiausio scenarijaus atveju įdėję 10 000 eurų, po mėnesio prarastumėte gal tik 10 eurų. Akcijose tiek galima prarasti per valandą. Visa ši ramybė kainuoja vos 0,1% metinio mokesčio. Tačiau atminkite, XEON grąža nėra fiksuota, ji kinta kartu su Europos centrinio banko sprendimais. Jei palūkanos krenta, mažėja ir jūsų pelnas tą pačią dieną. Čia jūs plaukite kartu su rinka, o ne fiksuojate pelną kaip banko indėlyje. Būsiu atvira. Šiai dienai metinis indėlis banke jums greičiausiai generuotų šiek tiek didesnę grąžą. Tačiau aš sąmoningai renkuosi tą mažesnį procentą. Kodėl? Nes man lankstumas ir galimybė bet kada prieiti prie savo pinigų yra svarbiau už kelis papildomus eurus, kurios gaučiau užrakinusi juos metams. Bet čia yra vienas didelis kabliukas. Nors pats fondas pigus, pardedantieji dažnai pamiršta brokerio komisinius. Jei indėlis banke papildomai nekainuoja, tai už ETF pirkimą ir pardavimą mokate kas kartą. Paskaičiuokime. Turite 1000 eurų ir norite juos įdarbinti metams. Šiuo metu fondo metinis augimas siekia apie 2,17%. Pasinaudojus Financial Lithuanian skaičiuoklę, matome, kad po mokesčio uždirbtume apie 18,45 eurų. Atrodo neblogai, bet viena detalė viską keičia. Už 1000 eurų nusipirktumėte tik 6 fondo vienetus po 148 eurus. Tad suinvestuotumėte tik 890 eurų. Likęs 100 tiesiog gulės sąskaitoje.
Pridėkite brokerio mokesčius, pirkimas ir pardavimas jums kainuos apie 4,25 €. Rezultatas - iš uždirbtų 18 € atimate 4,24 €, brokeriui lieka apie 14 €. Jūs ką tik paaukojate ketvirtadalį uždarbio vien komisiniams, o jei išnaudosite metinį mokesčių deklaraciją arba netaikysite investicinės sąskaitos režimo, dar teks atiduoti ir 15% GPM valstybei. Todėl toks fondas kaip SEON tampa finansiškai efektyvus tik tada, kai matematika pradeda veikti jūsų naudai. Tai įrankis, kuris geriausiai tarnauja dviem atvejais - kai investuojate didesnes sumas, kur mokesčiai patys pranyksta gražoje, arba kai renkatės ilgesnį laikotarpį, per kurį sukauptos palūkanos spėja padengti pirkimo išlaidas. Jei 1000 € čia laikytumėte tik mėnesį, dėl brokerio komisinių jūs liktumėte minuse. Tačiau laikant tuos pačius pinigus metus ar ilgiau, situacija pasikeičia. Visada pasiskaičiuokite dar prieš spausdami pirkti mygtuką. O tam puikiai pasitarnaus Financial Lithuanian skaičiuoklė, kurios nuorodą palieku apraše. Tai kur šiandien guli mano laisvos lėšos, kurios laukia savo eilės būti įdarbintos arba yra skirtos ateityje suplanuotam didesniam pirkimui. Kad nepasiklyščiau, sukūriau 2 dalių sistemą, kuri man šiuo metu veikia geriausiai. Pirma dalis - grynieji pinigai. Tai mano deguonis arba finansinė pagalvė. 3-6 mėnesių būtinųjų išlaidų rezervas, kurio gali prireikti čia ir dabar, todėl šiems pinigams netaikau jokių įsipareigojimų ar terminų. Antra dalis - pinigų rinkos fondai, angliškai Money Market Funds. Čia keliauja didesnės sumos, kurios ilsisi tarp rimtesnių investicijų ar pirkinių. Jos dirba ir generuoja grąžą, bet aš bet kada galiu jas pasiimti. Tai mano galimybių rezervas, skirtas tiems atvejams, kai rinkos pradeda stipriai siūbuoti. Jei dar nematėte epizodo, kuriame pasakoju, kada tiksliai įdarbinsiu šį rezervą, nuorodą palieku ekrane dešinėje viršuje. Šie 2 krepšeliai - grynieji ir fondai - sudaro visą mano saugumo rezervą. Visa kita jau būtų rizika, o ne apsauga. Todėl rezerve jokių kitokių priemonių aš nenaudoju. Nustojau ieškoti vieno tobulo instrumento, nors indėliai man ištikimai tarnavo ne 1 metus, šiandien mano poreikiai pasikeitė. Man nebeužtenka tiesiog pasyviai saugoti lėšas. Noriu, kad mano finansinė sistema būtų gyva, lanksti ir be nereikalingų užraktų. Žiūrėdama atgal, džiaugiuosi savo 2024 startu. Vos tik sužinojau apie naujas galimybes, aš tiesiog nėriau stačia galva, nesupratau, kad geriausiai mokausi neskaitydama teoriją, o praktiškai valdydama savo pačios pinigus. Finansinė ramybė nėra konkretus skaičius sąskaitoje. Tai žinojimas, kad tavo pinigai turi savo namus, savo užduotis, o tu esi jų šeimininkė, o ne tarnaitė. Kviečiu pradėti nuo mažų sumų, skaičiuoti mokesčius ir neleisti pinigams tiesiog snausti. Jie mėgsta dėmesį, o gavę jo pradeda augti. Ir pabaigai. Klausimas jums. Kur savo rezervą laikote jūs? Ar vis dar esate ištikimi indėliams? O gal jau išbandėte fondus? Ar viskas tiesiog sąskaitoje pupso? Pasidalinkite komentaruose. Jūsų patirtis gali padėti kitiems atrasti tai, ko aš nepaminėjau. Tik primenu, aklai nesekite manęs. Tai, kas tinka man, nebūtinai tinka jums. Būkite smalsus savo pinigams ir iki kito karto.